Labą dieną, bičiuliai. Kontautuk pasisveikins. Sveiki. Su jumis YouTube kanalas Modestas Žuvauja ir keliaujame su Tautvydu nedidelio ežerėlio link. Čia sprendėm kur varyt. Nusprendėm visgi, kad lekiam ant kažkur nedidelio lysti į mišką. Nes visgi vėjas šiandien nemažas, tai pabandysim kažką pagauti. Ir tema tokia, kad masalinė avižėlė prieš be masalinę. Žvejų pagrindinis masyvas. Man už nugaros visi gaudo kažkaip giliau paėję. Ten 3-4 metrai. Mes paėjom tiek Tautvydas, tiek aš va čia pasirinkau nendrių liniją daugiau, ne prie pat nendrių, bet kokie 5 metrai nuo jų. Prasieisim ir pasižiūrėsim, kaip jau sakiau, kontautukas gaudys ant avižėlės, o aš imsiu be masalinę. Startuosiu su nedidelė avižėlė. O juoda ir toks akcentukas. Oranžinis šaratukas. Šarai. Visai sekliai gaudom. Ir taip vis tiek aukštai paėmam gylio, čia koks 1,20 m. Smagu žiauriai tokio gylio. Va, net matot, užsikabino kažkur už lelijų senų lapų. Tas toks tolygus dirbimas. Bet aš noriu chebrytę balto žuvies. Ešeriai jau buvo mariose. Tai kas dar nematėte, galite pasižiūrėti. Įspūdinga žvejyba Kauno mariose. O dabar tikslas balta žuvis, o kaip čia mums gausis, tai bus matyti. Nu, čia sekliui vieni ešeriokai. Gal užsidė dar. Ryškia reiktų avižą pasiimti. Kažkaip ežeruose man ešerių ryškalas geriau veikia, tai čia likę dar gal 6 kokios eketės. Pabandysiu praseit su ryškia avižėlė. O paskui jau eisiu tikrai ieškot baltos žuvies. Gerai, šitą kirmėlytę padedam, ji ešeriukams tikrai patinka, bet norisi, jeigu bus ešerys, gal koks didesnis, ant ryškalo barkštels, kur čia vaškelytės, čia ta legendinė marių ciklopas, čia tas. Pabandom. Nėrinai čia ryški, bet tokia didesnė. Kas čia? Nu ir neturiu ryškalą chebrytę. Pabandom dratą tokį. Nu kai pagalvoju, nu kas gali imti va tokį dratą. Bet ganėtinai dažnai būna labai veiksminga ir efektyvu. Kaip aš čia ryškalo neturiu užsirišęs vakar,
kaip ir ruošiausi, nu visgi labiau ruošiausi baltai žuvį, bet čia dabar ledas storas, norisi patikrint dar. Ir tas eketas gaila palikti. Tai pažiūrėsim, gal koks didesnis ešerys, nes būdavo čia išeina balta žuvis į kraštą, kai biškį šilčiau būna, o dabar pakrašty tik ešeriokai. Tai prasilėkiu šitas eketas ir jau eisiu tada ant gylio. Gylis čia turbūt giliausia vieta apie 5 metrai. Tai ten ir eisim pazyliuot. O, koks. Ant ratuko. Kur yra, tai taip ganėtinai greitai atsišaukiau dabar šitą pirmų kėlimų. Bet po vieną iš eketės ir viskas. Vienoj tik eketėj buvo 3, o šiaip visos eketės viena žuvis ir baigta. Ir ta pirma būna labai greita, įleidai, sukeliai, pukt. Ir bet vis tiek kažkaip ištrauki tą žuvokę, tai norisi dar įleisti, nebėgsi į kitą skeilę. Opa. Mažočiai. Mažočiai hebrytė. Viskas paskutinė eketukė priekrantė zona ir eisiu, kaip jau sakiau, ieškot baltos žuvies. Kemba čia jie gerai. Nedideli ešeriokai, bet man jų nesinori. Ledas storis. Nu, bičiuliai, praėjau visą gylį. Tuščia. Vietiniai susėdę irgi jau kintose eketėse po savaitę laiko, niekas nieko. Ėmė, sakė, prieš 4 dienas. Dabar neima, bet tiesiog žuvauja. Tai perėjau vėl prie nendrių linijos. Susigrėžiau ekečių ir eisiu. Imsiu ryškę avižą ir žiūrėsim. Nes ant gylio tai visiški ne pyragai, bent ešerių gal kokių normalesnių pavyks rasti. Tai žiūrėsim. Gražus ežerėlis. Prisiekęs avižėlininkas. Op. Smulki žuvytė visiškai ant avižėlės. Op. O. Žvėrys. Jo. Labai sunkiai matosi. Nėra hebrytė. Didelių visai. Grįšim čia dabar praktiškai visą ežerėlį apėjom, grįšim į ten, kur pradėjom, ten dar tokių truputėlį didesnių papuldavo. Dabar užsidėjau ryškalą, praėjau šitų kraštų, čia toks gilesnis kraštas, galvojom gal čia bus, bet
Nu, va patys matot kokios žuvukės. Grįšim į tą visišką seklumą, kur gylis praktiškai iki metro, 1,20 m. Gal ten gyvena didesni. Grįžau į aketes, kuriuose prieš tai ėmė, kada gaudžiau. Ant tamsios avižėlės nedidelės, dabar einu truputį didesnė ir ryški. Ir čia gal 5. ar 4. eketė ir nei kibimų. Truputėlį net keista, šiaip ešeriai myli tas ryškias spalvas, bet kažkodėl tai ignoruoja ir reiks grįžti prie juodos nedidelės kirmėlytės ir gal susivilios tada. Nes čia visose skylėse prieš tai kibo. O dabar nėra. Aviža, kurią dabar gaudau, ryški, oranžinė, karoliukas pakabintas, bet nenori, šiaip būna, jinai tikrai kibi, bet ne šiandien. Va, hebrytė, kad ir nedidukas, bet vis tiek šitoje eketėj gaudžiau su ryškalu, užsidėjau, dabar pasikeičiau meškerytę. Sidėjau nedidukę kirmėlytę ir iš karto atsiliepė, kad ir nedidukai, bet vis tiek, nu, ant ryškalo visiškai nenorėjau. O čia dabar va tik įleidau ir cvakt. Grįšiu dabar dar į tas kitas eketes, kurias praėjau, tikrinau. Ir bus matyt, ar... Nes, nu, reikia nevengti iš tikrųjų eksperimentuoti, nu, ne visadagi jos nori tradicinio kažkokio tai ryškaliuko su kuojom, tai, nu, visiška bėda jau ir žmonės prakriko stipriai. Einam ten, tas eketes, kur su ryškalu patikrinau. Pažiūrėsim, ką kirmėlytė duos. Opa, jau. Kirmėliuką čiumpina visgi. Ir vėl ta pati tendencija, kad visgi, kad ir kaip nekembant be masalinės gali vis tiek, nu, kad ir vos, bet vis tiek didesnės žuvytės pagauti. Šiandien tokia diena, matėt patys, Tautvydas, kokius gaudo, čia vis tiek nors centimetrų didesni. Bet, nu, irgi, nu, nėra iš eketės, kad būtų ten, tarkim, 5 kokius, nu, nebūna. 1, 2, 3 daugiausiai papuolė. O šiaip tai dažniausiai 1, bet praktiškai visose eketėse. Ir nebijot, reikia kelt aukštyn, kad ir
Nėra to gylio, bet būna net palei pat ledą jis atsivėjęs kala. Tokių yra daug kur. Didesnių mies žiburių nerasi. Mažučiai iš tikrųjų. Bet ir tie, nusakau, iš eketės. 1, 2. Ir po to mali. Čia matyt alkaniausi čiumpa, pikčiausi. O net mažas ešeriukas matosi. Dėlėm aplipęs nejuda. Nu ir padaryk, ką nori. Nekala ir nors tu ką. Atėjai greitai plumpt. 1 arba 2. Ir toliau turi eiti. Ieškoti. Jau ir nebus turbūt, dar duodam 1 šansą. Ne, jau būtų. Op. Dar iš antro karto. O, koks gražuolis. Ešeraitis. Gražus, bet gaila nedidelis. Nu, 2 greitai atsiliepė, pažiūrėsim, ar bus 3. Nu, lyg lietėsi. Ai. Opa. Mažėja kalibras. Šis kaip. O, mekšrelė. Tikslas šiaip šiandien ir buvo balta žuvis, bet teko pakeist taktiką iš nevilties, chebrytė. Negalvokit, kad man čia įdomu žuvaut tokias žuvis, bet nu, nieko nepadarysi. Įkapį. Smulki žuvelė. Labai liūdna dėl to, bet nu ką. Būnagi tokių dienų.
Kažkas čia didesnio trufalo. Mekšrinskas. Briektas. Svetimoji katė hebrytė gaudė. Tautvydas čia pagaudė. Truputėlį ir nuėjo. Galvoju, pabandysiu. Ir va, 2 kibimai, 2 žuvokės. Nu, buvo lyg prisilietimas. Vadinasi, yra čia kažkokia tai žuvytė. Nu, pabandom aktyviau. Todėl ir... Opa! Va. Todėl ir minėjau, kad reikia labai jau būti akylam, kada gaudai. Su bemasalinė meškerytė tas toks būna pastabdymas ir reikia žaibiškai kirst. Nublemba, kaip taip. Kaip taip, hebrytė. Nu vis tiek turiu įprašyti šį kažkaip tai. Opa, jau. Iš kurio karto tik paėmė. Nedidelė žukė. Karoliukas. Ir vargstam toliau su drabnais žuveliokais. Bet tai matėt, tik tais iš 3. ar 4. karto užsėdo. Va, bičiuliai. Tokiam šabakštynė baigiau žūklę, visur tas pats. Ačiū, kad stebite, ačiū, kad sekate. Ne visos žvejybos gali būti geros ir su didelėm žuvim, bet žuvauti reikia. Kad ir koks tas kibimas, bet vis ne namie. Tiegi draugai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.